Tai visų pirma reikėtų paminėti, kad net ir Lietuvos Respublikos konstitucijoje yra įtvirtinta, kad žmogaus orumą gina įstatymas. Viešoje erdvėje, tai portaluose, socialiniuose tinkluose, komentaruose paskleista informacija vertinama kaip pažeidinti žmogaus garbę ir orumą tuomet, kai ji netitinka tikrovės ir menkina to asmens dalykinę reputaciją. Teismų praktikoje, nustatant ar įvertinant, ar paskleista informacija žemina žmogaus garbę ir orumą, yra vertinamos kelios sąlygos. Tai ar paskleista informacija netitinka tikrovės, ar ji buvo paskleista apie konkretų asmenį, ar ji buvo paskleista viešai ir ar tokia informacija žemina to asmens garbę, orumą, o galbūt ir reputaciją. Taigi, jeigu visos šios sąlygos egzistuoja, tokią informaciją paskleidusiam asmeniui gali kilti teisinė atsakomybė. Svarbu tai, kad net vienas įrašas socialinėme tinkle gali būti laikomas viešu informacijos paskleidimu. Taigi, internetas jau nebėra laisva zona, kur galima sakyti bet ką. Už informacijos paskleidimą viešoje erdvėje gali būti taikoma lygiai tokia pati atsakomybė, kaip ir už tokios informacijos paskleidimą tradicinėje žiniasklaidoje. Ne, tikrai ne. Žmonės, demokratinė visuomenė turi teisę reikšti savo nuomonę ir tokia teisė yra ginama. Tačiau svarbu atskirti nuomonę nuo tikrovėje netitinkančios informacijos paskelbimų. Nuomonė yra subjektyvus vertinimas, pavyzdžiui, kad kažkam nepatinka kažkokio tai žmogaus vykdoma veikla. Tuo tarpu faktas tai yra tikrovėje egzistuojantis reiškinys, tačiau jei žmogus pateikia teiginį kaip faktą, kaip realiai egzistuojantį įvykį, tačiau tai nėra tiesa, toks jo teiginys ir tokios informacijos paskelbimas jau gali būti vertinamas kaip asmens garbės ir orumo pažeidimas. Be to reikėtų paminėti, kad neetiška, nesąžininga, jokiais faktais nesiremianti arba tam tikrus faktus nutylint arba juos iškraipant reiškiama nuomonė. Teismo taip pat gali būti pripažinta kaip žeminanti asmens garbę ir orumą. Todėl prieš reiškiantis internete labai svarbu pasverti kiekvieną žodį ir įvertinti, kokį poveikį jis gali padaryti konkrečiam asmeniui. Dažniausiai atsakomybė kyla tokių komentarų autoriui, tačiau tam tikrais atvejais atsakomybė gali kilti ir platformos ar puslapio administratoriui, jeigu jis žino apie akivaizdžiai nekorektišką turinį, jį toleruoja ir laiku jo nepašalina. Taigi atsakomybė gali būti ne tik individuali, bet ir grupinė, solidari. Todėl dauguma platformų administratorių aktyviai seka komentarų turinį ir esant nepageidaujamiems, įžeidžiantiems komentarams juos skubiai šalina. Paprasčiausias būdas tai yra patiems kreiptis į tos platformos ar puslapio administratorių ir tuo pačiu kanalu, kaip ta informacija buvo paskleista, ir paprašyti tą informaciją skubiai pašalinti, o galbūt ir paneigti. Galite pateikti ir oficialią pretenziją, kuria turite teisę reikalauti ir žalos atlyginimą. Jeigu paskleista informacija yra akivaizdžiai šmeižikiška, siūlyčiau kreiptis į policiją. O jeigu su tokiu komentatorium nepavyksta susitarti, tokio ginčo nagrinėjimas persikelia į teismą. Tai dažniausiai tokiam asmeniui kyla civilinė atsakomybė. Taigi civilinę bylą išnagrinėjęs teismas gali ne tik įpareigoti asmenį pašalinti tikrovės netitinkančią informaciją ir ją paneigti, bet gali priteisti ir asmens patirtą turtinę žalą, negautas pajamas, bylinėjimosi išlaidas, advokato samdymo išlaidas, o taip pat ir neturtinę žalą, kuri priklauso nuo daugelio dalykų. Tai nuo paskleistos informacijos pobūdžio, nuo jos sklaidos,
tai yra paplitimo masto, kuris internete yra ypač didelis ir dėl to gali padaryti dar didesnį poveikį ir žalą asmens reputacijai. Ir reikėtų paminėti, kad ypač griežtai teismų praktikoje yra vertinami atvejai, kuomet žmogus yra nepagrįstai apkaltinamas nusikaltimo padarimu. Taip, garbės ir orumo bylų teisminė praktika Lietuvoje yra pakankamai išplėtota ir tokių bylų Lietuva daugėja. Tai daugeliui žinomos bylos, kai politikai ar save žiniasklaidos atstovais įvardinantys asmenys socialiniuose tinkluose ar taip vadinamuose internetinėse televizijose paskleidžia, pavyzdžiui, informaciją apie asmenį, kad jis pasisavino paramai skirtas lėšas. Taip, akivaizdžiai mėgindami sumenkinti to asmens reputaciją ir sukelti visuomenėje neigiamas nuostatas apie jį. Teismai tokius atvejus vertina principingai. Jei asmuo skleidamas informaciją apie asmenį pažeidžia to asmens teisės ir teisėtus interesus, jis už tai turi atsakyti. Paprasta taisyklė. Prieš rašydami komentarą visų pirma paklauskite savęs, ar galėtumėte tą pačią informaciją pasakyti žmogui tiesiai į akis. Taigi nepamirškime, kad už kiekvieno profilio yra realus žmogus ir įvertinkime, ar paskleista informacija neįžeis to asmens, ar pavyzdžiui nesumenkins jo reputacijos. Kritikuoti galima ir reikia, tačiau svarbu tai daryti argumentuotai ir pagarbiai. Jei teigiate faktus, būkite pasirengę juos pagrįsti. Jeigu abejojate informacijos tikrumu, geriau ją pateikti kaip nuomonę, o ne kaip faktą. Socialiniai tinklai jau nebėra ta vieta, kur atsakomybė dingsta. Ji išlieka tokia pati, kaip ir realiame gyvenime. Todėl geriausia prevencija nuo teisinių problemų yra atsakingas komentavimas internete.